Pirmiausia, motyvacija iš savęs turi eiti. Pats turi save motyvuoti ir tų dvejonių buvo daug, bet kažkaip vis tekdavo atsispirt. Buvau lojalus visą gyvenimą moksleivių krepšiniui, vaikų krepšiniui. Buvo gyvenime momentas, kai dirbau Alytaus vyrų komandos pirmų trenerių ir tuo pačiu metu turėjau dvi pirmo diviziono komandas MKL. Buvau jaunas, tada prisimenu, buvo momentas, kai pusantro mėnesio dirbau be išeiginių. Dabar tokiam dalykui nebepasirašyčiau. Kad moksleivių lyga išaugo, tai čia vienareikšmiškai, nes kai turėjau 89 metų komandą, tai mes turėjom 3 čempionatus per visą savo karjerą, savo metų. Dabar čempionatai eina kiekvienais metais, komandų yra daug. Tada pirmam divizione rungtyniavo 8 komandos, dabar yra 12 ir didžiulė konkurencija. Konkurencija dėl antro diviziono, va šitas dalykas. Išaugo mokyklų skaičius, komandų skaičius. Šitas moksleivių lygia žengia į priekį ir visom sporto šakom aš žaidimų duodu kaip pavyzdį. Sakau, žiūrėkit, kaip pas mus moksleivių lyga. Tai pati pirma mano karta buvo 75 metų gimimo komanda, tai mes tikrai buvom konkurencingi, daugkartiniai Lietuvos prizininkai. Iš šitos komandos LKL gerai žaidė, dominavo Saulius Kazevičius. Buvo vieną sezoną Žalgirį, pasidabino čempiono žiedu. Iš vėlesnių kartų 89 metų komanda buvo Vaidas Čepukaitis, Žygimantas Janavičius. Nežinau, kiek jie ten pasikabinę Europos čempionatų, įvairių amžiaus grupių medalių. Irgi mes buvom prizuose visą laiką. Sekanti karta buvo Granto Vasiliausko komanda. 99 metų gimimo Grantas irgi ir pasaulio, ir Europos čempionatų įvairių medalininkas ir nežinau kiek jis. Metų iš eilės buvo naudingiausias MKL savo čempionato žaidėjas. Rezultatyviausias, naudingiausias, tai žaidėjas, kuris buvo labai universalus. Jaudinančių epizodų gal vieną pasakysiu toks, kaip dar ir dabar mes su Grantu Vasiliausku dažnai susitinkam. Tiek Grantas Vasiliauskas, tiek Žygimantas Janavičius nepamiršta, iš kur jie išėję. Ir kiekvienais metais atvažiuoja su jaunais žaidėjais, praveda treniruotę, pasitreniruoja. Čia jau mūsų tradicija ir jeigu jų būtų pažeista, tai ištrinčiau numerį iš telefono abonentų. Prisimenu epizodą tokį su Grantu Vasiliausku kažkaip po prastai sužaistų mūsų rungtynių. Aš susinervinęs, jis susinervinęs. Sakau, Grantai, nesinervinkim su šita komanda, čempionais netapsim. Ir po keletos mėnesių tapom Lietuvos čempionais, taip kad šitą dalyką vis prisimenam. 50/50 yra žmonės, kuriems, kaip sakoma, žino, pažįsta ir vertina, yra žmonės, kuriems gal esu neigiama personalija. Taip kad, kaip ir visur, ką bedarytum, turi priešų ir turi draugų. Kaip ir krepšinyje, darai keitimą ir tribūnose kažkas džiaugiasi ir kažkas nepatenkintas.